yra pirmas paveikslėlis prie to žmogaus? Na, kol kas. Kurį mes pasiekėm čia jums? Čia moteris, tas žmogus. Moteris. Gali būt moteris. Žiūrėkit, pranašauja, kad sugrįš lietus. Taip. Toks tai žmogus, slaptas. Aš galiu pasakyti, tai yra žinomas žmogus, jisai turi vardą, pavardę ir reikia atspėti vardą, pavardę. Ar orai yra jo užsiėmimas? Nežinau. Kas tai žino? Tai kaip Oskarą nežinai klausykite. Pirmajam paveikslėlį, ką tai darė? Nu, aš sakyčiau, kad tai visų pirma, kai matau moterį, aišku. Taip. Bet man panašiai tokia lyg kažką žinau. Man Pero čia yra. Pero. Pero, dar kas dar yra? Ką mes galime sufleruoti šito paveikslėlio pagalba? Žvilgsnį. Bet čia jau įdomu. Labai gerai galvoji, žinok, esi labai šiltas. Aš esu... Tu jau žiūri į detalės labai gerai, Adomai. Ką dar matai? Gerai, žvilgsnį matau. Čia ties to ir likime, ar ne? Gali... Žiūri žmogus... Žiūrime žemiau. Ką tu matai žemiau? Papuošalus. Papuošalus labai gerai, kad papuošalus. Kas yra papuošalai? Papuošalai taip mėra. Karoliai. Karoliai. Ką Karolina Liukaitytė čia yra. Manai tai paprasta? Nu, jo, gal ir naivu. Ar tai yra tavo finalinis atsakymas? 3, 2, 1, Karolina. Aš sakau, Karolina Liukaitytė. Aš nebūtės įdomu grinime. Vienas kitas buvo teisus, taip, tai yra Karolina Liukaitytė. Net pirmajame paveikslėlė buvo Karolina vardas užteptas karoliuose, antrajame paveikslėlėje matėme gerą orą, trečiajame blogą. Ir žinoma, kodėl, nes dažnai tenka tos orus paskaityti ir pranešti, taip, ir gerus ar blogus. Tikrai tenka. Tikrai tenka, aš grįžtu savo Pasakymų tenka gal geriems orams. Šiaip buvo ganėtinai smagu ir čia reikia suprasti turbūt ir žiūrovams, mes parodėme pavyzdį greitai, kaip vyks laida. Taip, yra 2 turai, kiekviename ture žaidėjai gauna po 2 klausimus ir po 2 turų yra super klausimas. Jau tai yra klausimas iš ne 3 paveikslėlių, iš 1 paveikslėlio. Toks didelis koliažas ir ten jau reikia tarp to koliažo suvesti atsakymą. Mūsų žiūrovai jau matė tikrai nuostabų jūsų laidos anonsą. Ir matėte daug žinomų žmonių. Kyla klausimas, ar tik tai žinomi, matomi vedėjai gali dalyvauti pas jūs, ar mūsų žiūrovai gali užsukti. Mes labai laukiam žiūrovų, tie, kurie stebėjo pirmasias laidas prie savo televizorių ekranų, mes laukiame jų studijoje. Taip, pirmose laidose dalyvavo žinomi žmonės, bet kiekvienos laidos pabaigoje nuskamba klausimas, į kurį žiūrovai gali atsakyti užėję į Facebook paskyrą LNK TV. Ten irgi po laidos atsiranda tas klausimas ir komentaruose galima parašyti teisingą atsakymą ir jeigu jisai yra teisingas, iš karto kviečiame pas mūsų studiją. Ką galima laimėti? Aha. Prizų yra begalė. Ar ir taip bus prizų, ar ne? Taip, ir laimė tos prizus tie, kurie laimė ir tie, kurie užima garbingą antrą vietą. Visi laimė. O aš laimiu tuom, kad aš susipažįstu su žmonėmis ir smagiai jaučiu. Kokie buvo įdomiausi svečiai, gal kelis bent jau gali suintriguoti ir tokie, kuriems labai nepasisekė arba kurie nustebino. Aš galiu pasakyti, kad buvo tokių laidų, kur mes turėjome tik po vieną žaidėją iš vienos pusės ir vieną žaidėją iš kitos pusės, bet ir buvo tokia laida, kur buvo 5 žaidėjai, reiškia 3 žaidėjai vienoje pusėje, 2 žaidėjai kitoje pusėje ir tos nuomonės buvo skirtingos ir buvo labai smagu iš šono stebėti, kaip jie bando surasti dar vieną bendrą atsakymą. Ir aišku, buvo tokių laidų, kur, dalyviai nežinojo, ką jie bando.